tauta, kiekviena valstybė turi savo simboliką. Mūsų lietuvių valstybės simbolika nepaprastai graži. Mes turime savo herbą, mes turime savo vėliavą, turime ir puikią savo tautinę giesmę, savo himną. Todėl visus norėčiau paprašyti ir sugiedokime išdidžiai ir gražiai savo valstybės himną. Ačiū. Savanoriai aprangos nedėvi. Kaip suprasti? Savanoriams nepriklausoma, nes mes atėjom kovoti už nepriklausomybę. Būtent... 10 komanda. 10 mes ir esam, nugalėsim visus ir visada. Protingiausi mes ir esam ir kaip žvaigždės mes negesam. Istorija... Šiuo metu komandos ruošia atlikti kitas užduotis, o tos kitos užduotis bus tokios. Pirmoji užduotis yra muzikinė. Kaip matote, pirmai komandai, tai yra 8 komandai, teko paruošti dainą ar šiaip kokį kitokį muzikinį kūrinį, improvizuoti iš karto, į temą išėjo tėvelis į mišką. 10 toks pat kūrinys atskiriant sakalėlis. Ir 9 ant kalno mūrai. Ruošiasi komandos atlikti šitos numerius. Ačiū. Laimėkos žodžius mes pradėsime. O dabar paprašysim 8 parodyti savo muzikinį numerį, kurį atliks į temą. Tėvelis į karą, išėjo motinėlė į karą. Išėjo tėvelis, išėjo motinėlė, išėjo visi vaikai į karą. Pamatė tėvelis priešą, pamatė motinėlė priešą. Pamatė tėvelis, pamatė motinėlė, pamatė visi vaikai priešą. Nušovė tėvelis priešą, nušovė motinėlė priešą. Nušovė tėvelis, nušovė motinėlė, nušovė visi vaikai priešą. Laimėjo tėvelis karą, laimėjo motinėlė karą. Laimėjo tėvelis, laimėjo motinėlė, laimėjo visi vaikai karą. Aukštus mokytus kankina vaikai. O jie tebestovi darbi. O jie tebestovi Labai seniai gyveno 3 seserys, 2 gudrios ir išmintingos, viena kvaila. Jos turėjo vieną brolį, 2 beturčiukus. Jis labai mėgo žuvauti, sėdinasi ir gaudydavo žuvis. Seserys ateidavo ant kranto ir šaukdavo. Broleli, broleli, ateik paslauk, neplauk. Mes tavęs taip laukiam, laukiam, laukiam. Ar žmonai, žmonai, baltos, baltos. Ar
nebus. Prašom, jūsų variantas, jūsų pasirinkimas. Jūs manote, kad Jonas Basanavičius. Jeigu komisija atpuolė, vadinasi atsakymas yra teisingas. Pirmas klausimas antrai komandai 10. O kas jūsų manymu buvo pirmosios Lietuvos, nepriklausomos Lietuvos vyriausybės vadovas? Pirmoji Lietuvos vyriausybė. Kas buvo šios vyriausybės vadovas? Stulginskis? Jūsų manymu, kad Aleksandras Stulginskis. Beje, turiu pasakyti, kad Stulginskis niekada Lietuvos istorijos eigoje nebuvo vyriausybės vadovas. Jis buvo prezidentas, jis buvo steigiamųjų seimų pirmininkas, bet niekada nebuvo vyriausybės vadovas. Daugiau negu kartų paėmus, 47 taškai,